Sveiki gerbėmieji skaitytojai, šiandien norėčiau pristatyti strategiją pavadinimu iki pietų. Strategija taip vadinasi todėl, kad mes prekiausime tik iki pietų. Sistema nenaudoja jokios techninės analizės, nenaudoja jokių indikatorių, todėl remiasi paprasčiausia logika ir kitų traderių elgesių. Taigi pradėkime nuo strategijos charakteristikos. Valiutų poros naudojamos yra dvi, euras su doleriu ir Australijos doleris su amerikiečių doleriu. Kitų valiutų porų galima naudoti, tačiau rezultatai bus prastesni. Laiko intervalas 30 minučių, vėliau jūs suprasite kodėl. Ir prekybos laikas vieną kartą per parą Londono sesijos pradžioje. Jeigu jūs nežinote, kokios būna Forex prekybos sesijos, jūs galite paskaityti straipsnį mūsų puslapyje, susiradę per paiešką. Taigi sistemos logika paremta tuo, kad per pirmąjį pusvalandį po Londono atsidarimo, po Londono sesijos atsidarimo, rinka užverčiama orderiais, stambiais užsakymais, kurių visuma duoda tam tikrą impulsą, kuris nulėmė trumpalaikę kryptį keletui valandų. Šiuo atveju tai bus 2,5 valandos nuo Londono sesijos pradžios iki tada, kada Europos traderiai eis pietų. Todėl būtent šį impulsą mes bandysime pagauti. Įėjimo taisyklės. Įeisime po 30 minučių, kai tik atsidarys Londonas ir užsidarys pirma pusvalandinė žvakė. Todėl mes prekiausime 30 minučių intervale ir išstatysime 5, nebūtinai 5, gali būti 3-4 punktai aukščiau žvakės maksimumo. Vieną orderį ir žemiau žvakės minimumo kitą orderį. Tai bus buy stop ir sell stop, 2 orderiai. Jeigu jūs nežinote, kaip statyti atidėtus orderius, taip pat galite paskaityti mūsų puslapyje straipsnį apie atidėtus orderius. Take profito nestatome, o stopas bus lygus priešiniam orderiui. Tai yra, jei suveiks pirkimo orderio stopas, automatiškai atsidarys pardavimo orderis ir atvirkščiai. Išėjimas labai nesudėtingas. Uždarysime visas pozicijas po 2,5 valandos. Tai yra, kai užsidarys 5 žvakės nuo mūsų įėjimo pradžios. 5 žvakės M30 laiko intervale. Žinoma, 2,5 valandos tai nėra griežtas laikas, jūs galite eksperimentuoti, galite išeiti šiek tiek anksčiau, šiek tiek truputį vėliau, nes mes tiksliai nežinome, kada minutė į minutę Europos traderiais pietauti, todėl jūs galite su išėjimu eksperimentuoti, bet optimaliausias yra po 5 žvakių M30 laiko intervale. Rekomenduojama rizika nedaugiau kaip 3% nuo turimo depozito. Žinoma, galite rizikuoti ir mažesnių procentų, tačiau reikia atsiminti, kad tai šita strategija nėra šventasis gralis ir nuostolingų sandorių būna, todėl tikrai neverta rizikuoti didesnių procentų nuo depozito. Kaip sužinoti tiksliai, kada prasideda Londono sesija? Čia padės puslapis Forex Market Hours. Tiesiog užeiname ir čia matome spalvomis sužymėtas Forex prekybos sesijas. Mūsų domina žalia spalva Londonas, todėl paprasčiausiai įsivedame laiko juostą, kurioje gyvename. Jeigu aš gyvenu Vilniuje, aš įsivedu Vilnius +3, spaudžiu Go ir čia matau laiką, kuris turi sutapti su Lietuvos laiku ir aš matau, kad Londonas prasideda lygiai 10 val. Ryte. Jeigu jūs gyvenate kitoje šalyje, tarkime Maskvoje,
įsivedate Maskvą, spaudžiate Go ir matote, kad jūsų laiku Londono sesija prasideda 11 val. Nėra sudėtinga. Na ir pasižiūrėsime, kaip strategija veikia praktikoje. Taigi, euras doleris M30 laiko intervalas ir mus domina rytinė 10 val. Žvakė. Matote pačioj laiką, kadangi pasižiūrėjom, kad Lietuvos laiku Londonas prasideda 10 val. Todėl mums rūpi šita žvakė. Mes laukiame, kada neužsidarys. Tai yra praeis pusę valandos nuo Londono atidarimo pradžios. Ir kai tik tai jinai užsidarys, mes išstatome du atidėtus orderius. Buy stop viršuje ir sell stop apačioje. Statome keliais punktais žemiau nuo žvakės minimumo ir maksimumo ir laukiame. Štai matome, kad praėjus kažkiek tai laiko suveikė buy stop orderis, kaina kurį laiką šokinėja ir praėjus 2,5 valandos, tai yra po 5 žvakių, 1, 2, 3, 4, 5, 5 žvakės uždarimo pabaigoje mes išeiname iš rinkos, uždarome tiek atidėtą orderį, tiek suveikusi ir šioje vietoje mes uždirbame 11-12 punktų pelno. Einame toliau, kitą dieną, vėl žiūrime 10 val. Žvakę, statome du orderius ir vėl matome, kad užkabino mūsų orderį buy stop ir kaina kurį laiką pašokinėjus šovė į viršų ir 1, 2, 3, 4, 5 išeiname po 5 žvakių ir mes uždirbame apie 17 punktų pelno. Dar kitą dieną vėl žiūrime, kad suveikia sell stop orderis, kaina iš karto eina žemyn. 1, 2, 3, 4, 5 ir uždarę orderius mes uždirbame apie 10 punktų. O buy stop orderis lieka nepaliestas. Einame toliau. Ir štai matome, šioje vietoje strategija suveikia pačiame gražume. Buy stop orderis gana tolokai, kadangi žvakė labai didelė. Šiaip, kai labai didelės žvakės, galima ir praleisti, kadangi stopas bus labai didelis. Ir čia matome sell stop 1, 2, 3, 4, 5 apie 39 punktai pelno šioje vietoje. Einame toliau. Na ir matome, kita diena netokia sėkminga. Štai mūsų pirminė žvakė 10 valandos. Suveikia sell stop orderis, kaina eina žemyn, tačiau apsisukus grįžta atgal. Suveikia mūsų stopas ir mes praradome apie 25 punktus. Tačiau suveikia antras orderis ir kaina kyla į viršų. Mes išeiname po 2,5 valandos, tai yra 12:30. Ir antrų orderių mes uždirbome apie 18 punktų. Tai viso iš 25 atimta 18 mes praradome 7 punktus. 7 punktus nuostolių. Ne, nuostolis sąlyginai nėra didelis.
dar vienas pavyzdys. Mūsų žvakė 10 valandos. Orderis viršuje, orderis apačioje. Ir matome vėl suveikia apatinis sell stop orderis. Kaina smuktelni žemyn ir apsisukus iš karto grįžta atgal ir net suveikia buy stop orderis. Pirmą orderį mes praradome 18 punktų, o antrų orderių mes uždirbome apie 2-3 punktus. Tai viso mes šioje vietoje praradome apie 15-16 punktų. Na, kaip sakiau, tokių dienų būna, gali būti ir kelios dienos iš eilės nuostolingos, tai yra normalu, tas yra neišvengiama, forexe nebūna 100% strategijų, todėl to nereikia bijoti. Na, manau, principas aiškus, kaip statyti orderius. Jeigu jūs nežinote, kaip išstatyti atidėtus orderius, jūs taip pat galite paskaityti straipsnį mūsų portale, kuris vadinasi atidėti orderiai. Todėl strategija gera tuo, kad nereikia žinoti kažkokių tai techninės analizės dalykų, nereikia sekti kažkokių tai indikatorių signalų, tiesiog iš ryto 10 valandą išstatote 2 orderius ir laukiate po 2,5 valandos, arba jūs gal nuspręsite kitokį laiką išėjimo. Sistema nėra baigta, galima eksperimentuoti. Todėl linkiu sėkmės. Video įrašytas specialiai portalui spekuliantas.com ir iki pasimatymo.